Sveiki, aš Aretas Kisielius, radijo laidos Naujoji karta vedėjas. Šią savaitę kalbėjau su Adomu Baltagalviu, jaunu karjeristu, kuris tuo metu buvo Indijoje. Su juo aiškinomės, koks turėtų būti socialinių tinklų profilis, kad būtų labai patrauklus darbdaviams. Jei patiks ir bus įdomu, norėsite išgirsti daugiau, galite visą laidos įrašą rasti apačioje paspaudę nuorodą. Na vis dėlto, o tavo nuomonė, ar šitoks būdas gauti norimą darbą veiktų Lietuvoje, juk pats bandėjai aplikuoti į užsienio kažkokią įmonę. Ar tai nebūtų per drąsu mūsų šaliai? Manau, kad nebūtų per drąsu. Galima išnaudoti galima išnaudoti labai daug skirtingų, tarkim, socialinių tinklų. LinkedInas yra vienas, kuriame galima tiesiog susikurti savo asmeninį profilį. Ir kuo toliau, tuo daugiau profesionalų yra, netgi lietuvių profesionalų yra LinkedIne taip pat. Taigi tai veiktų kaip asmeninė, internetinė, netgi vizitinė kortelė, kuri galbūt suteiktų pranašumą prieš kitus. Taip pat, manau, kad netgi Lietuvoje tai suteiktų didelį pranašumą ieškant darbo. Pavyzdžiui, mes turime tarptautinės įmonės, tokias kaip Barclays. Jeigu tu nori įsidarbinti joje, kodėl nesusikūrė savo asmeninės svetainės, būtent sukoncentruotas tik tais tą įmonį ir išvardyti savo pasiekimus, savo įgūdžius, ką tu nori pasiekti jų įmonėje, ką nori iš to gauti ir tiesiog per ją stengtis ir taip aplikuoti dėl darbo. Manau, kad tikrai susilauktų daug gero kaip ir atsako. Sakai, kad socialinis tinklas, jo profilis gali būti kaip vizitinė kortelė, ne? Kokia turėtų būti profilio kryptis, kad jis atrodytų sėkmingas, geras, koks jis turėtų būti? Manau, turi būti geras balansas ties kaip ir privačios informacijos ir viešos informacijos. Tai tiesiog reikia išmanyti privatumo nustatymus kiekviename socialinėme tinkle, žinoti, ką kiti žmonės gali matyti ir ko ne. Tai tikrai mačiau ne vieną pavyzdį, kaip žmonės tiesiog įkelia labai gąsdinančias nuotraukas ar iš vakarėlių, ar tiesiog kur nors nuogiai ir panašiai. Tai jeigu tu ieškai darbo kažkokioje rimtoje įmonėje ir jeigu jie tave ras, pamatys savo Facebooko profilį ir pamatys tas nuotraukas, aš labai abejoju, kad jie norės tave pakviesti į darbo pokalbį, nes tas pirmas įvaizdis bus negatyvus. Tai tiesiog reikia rinktis, rasti balansą ties tuo, kuo daliniesi, kaip daliniesi ir ką kiti žmonės gali pamatyti. Bet vietoj to, kad slėptis ir stengtis nieko kaip ir nerodyti, reikia tiesiog būti strategiškam. O kaip manai, ieškant darbo, kokios dar idėjos patiktų darbdaviams, atrodytų šaunios, inovatyvios? Tai Facebooko profilis yra vienas dalykas ir ten galima pasidalinti tam tikram, tarkim, dalinti straipsniais, įžvalgomis apie naujienas tam tikroje industrijoje. Aš Facebooką daugiau naudoju tik tais labiau asmeniniai veiklai, negu kad profesiniai. Tai aš stengiuosi išnaudoti LinkedIną ar netgi Twitterį, ieškodamas tam tikrų pažinčių ar kitų profesionalų, atsakydamas kaip ir dalindamasis jų informaciją ir taip toliau. Tai tiesiog reikia stengtis, kaip susikurti tokių daugiau glaudesnių ryšių su žmonėmis, kurie yra socialiniuose tinkluose. Ir jeigu tu pasiebi jų turinį, jeigu tu tas pats palaikini ar pasidalini jų turiniu, jie galbūt ateityje atsimins tave ir teigiamai įvertins. Kažko labai konkretaus gal ir negalėčiau pasiūlyti, tiesiog LinkedInas, ten galima gauti skirtingų rekomendacijų iš buvusių darbdavių, pavyzdžiui, išvardinti visus savo įgūdžius, netgi projektus. Tai tiesiog išnaudoti visas galimybės, kurios yra pasiekiamos.